Sveiki visi. Šiandien trupai papasakosiu apie pagrindinius diržus. Nešnekėsiu iš tos pusės kaip mechanikas. Nepasakosiu kaip montuoti, ką daryti. Manau, mechanikai taip visi gerai tai išmano. Šiandien papasakosiu gal iš tos pusės kaip klientas. Kai tarkim jūs ateinate į servisą ir norit pakeisti pagrindinį diržą. Taigi, nupirkus naują mašiną arba ne tik nupirkus, turint, visada ateina toks momentas keisti pagrindinį diržą. Bet tarkim, jeigu žmogus nuperka naują mašiną, dažniausiai pardavėjai gudrauja, būna ten su markeriu užrašo ant dangtelio baltų markerių, neseniai pakeistas diržas, šneka, kad tikrai viskas pakeista, bet tikrai neverta pasitikėti, nebent tai mašina su istorija, pirkta iš dilerio, yra visa istorija, kada keisti ir jūs galite tikrai įsitikinti, kad dar nelaikas keisti tą diržą. Bet jeigu jūs perkat iš žmogaus arba jinai pargabenta iš užsienio, tai patikėkit, retas pardavėjas išleis nemažai pinigų tam, kad parduoti jums mašiną su naujų diržu. Jis suinteresuotas kuo daugiau uždirbti pinigų iš tos mašinos ir tikrai nekeis. Taigi, kaip jūs, tarkim, dažnai tenka susidurti, kad žmogus ateina į servisą ir sako, kad galit pažiūrėti diržą man ir pasakyti, geras jis ar negeras. Iškart galiu pasakyti, niekas to nepasakys. Nebent yra kilometražas ir data, kada jis buvo keistas, kada yra sekantis keitimas, vienu žodžiu yra istorija apie tą diržą, kada jis buvo keistas. Iš taip pamatyti diržas geras ar ne, tikrai nepamatysit. Būna jis pravažiavęs ir 80 000, bet atrodo pakankamai gerai. Tiesiog vidus diržo yra jau silpnas pakankamai. Sutrukinėjęs ar kažko tai akim to nepamatysi. Taigi, jeigu nusprendėt vis dėlto nupirkot mašiną naują, tai siūlau tikrai diržą pakeisti. Pilną komplektą. Tai diržas su guoliais ir vandens siurbliu. Pompa kitaip vadinama. Taigi, jeigu nusprendėt važiuoti į servisą, keisti servisą, tai pirmas patarimas būtų gal, kad tikrai neverta važiuoti su savo detalėm. Nes jeigu atvažiuojat su savo detalėm, jūs galbūt sutaupot, aišku, ant detalių pirkimo, bet problema yra tame, kad servisas jums neduos garantijos jokios. Nes bus pažymėta, tarkim, priėmimo orderė, kad detalės kliento yra savo ir servisas už detalių kokybę ir garantijos jokios nesuteikia. Taigi, verta iš tikrųjų sužinot, kokią kainą siūlo servisas ir darbus ir detalės viską imti vienoje vietoje. Dėl to jūs būsit užgarantuotas dėl garantijos, kad darbai atlikti gerai, detalės sudėtos geros ir kažkas tai, jeigu atsitiks, jūs galėsit kreiptis į tą servisą ir kiekvienas geras servisas tikrai nepaliks jūsų ant ledo, o sutvarkys tą problemą. Kas liečia serviso detalės, dauguma galvoja, kad servisas, aišku, ten pasakys brangių kainą, bet sudės pigias, tai visada pasidomėkit, kokius diržus dės. Asmeniškai man labai patinka Gatesas, Contitekas, arba to pačio SKF gali būti komplektas. Pakankamai kokybiški, geri, daug metų su jais teko dirbti, jokių problemų niekada nebūdavo. Yra ir kitų pigių gamintojų, bet pagrindinis diržas nėra ta detalė, kuri keičiama dažnai. Tai kad iš tikrųjų verta geriau įsigyti kokybiškas detalės ir sudėti gerą komplektą. Visi komplektai, vienas gamintojas irgi negamina visų detalių. Dėl to paėmus kokį nors komplektą, Contitecho ar Gateso, mes galim surasti guolius, tarkim, to pačio SKF-o arba Inos gamintojo. Tai čia tikrai neverta nustebti, nes visi šitie gamintojai yra geri pakankamai.
Būna komplektai taip pat su vandens siurbliu, kai vandens siurblys eina, būna vandens siurblys atskirai stovi, parduodamas tai yra, tai kad nemažai dabar yra variantų, kaip nupirkti, arba reiškia, pilną komplektą, arba atskirai. Bet jeigu jūs keisit servisą, tai servisas tikrai norėdamas, kad jums nekiltų jokių problemų, geras servisas, pasikartosiu, pasiūlys tikrai geresnį variantą. Tai va, sekantis variantas, būna žmonės klausia, kai man keisti pilną komplektą ar nepilną komplektą, ką jie turi galvoti pilną komplektą. Tai dauguma yra kažkur prisiskaitę ar nežinau, iš kur jie išgirdo, kad nebūtinai yra keisti vandens siurblio. Bet patikėkit, geriau keisti pilną komplektą. Dėl ko taip yra? Vandens siurblys savyje irgi turi guolį. Taip pat kaip ir šitie visi įtempėjai. Tempimo pagalbinis, jie yra visi guoliai. Viduje yra guolis. Ir sudėjus visus šitus naujus guolius, naujus diržus, tikrai pasikeičia įtempimas. Ir jeigu jūs paliekat seną pompą, automatiškai ant šito guoliuko, kuris stovi pompoje, eina didesnė apkrova. Ir tiesiog gali būti taip, kad pavažinėjus 20 000, 30 000, jinai tiesiog užstriks. Jinai užstriks, diržas suksis, įkais, trūks ir bus tada labai didelės problemos su varikliu. Tai kad jeigu ir dažniausiai normalus servisas siūlo keisti pilną komplektą. Tai yra visus įtempimo guolius, pagalbinius guolius, diržus ir vandens siurblį. Tai va, tai kad ir jeigu jūs ateisit, jums tokio pasiūlymo nebus, būtinai pasidomėkit, bet geriausia keisti pilną komplektą. Sekantis dalykas būtinai, vėlgi, geriausia paprašyti, kad antifrizas būtų pakeistas naujų. Nors dauguma sako, kad mes išpilkit, pažiūrėkit, ar jis švarus, jeigu švarus, tai tiesiog užpilkit tą patį. Taigi vis dėlto siūlyčiau praplauti aušinimo sistemą, nes nežinia, kada jis ten buvo keistas, ir užpilti naują antifrizą. Kodėl antifrizą? Visi galvoja, kad antifrizas čia tik tai toks aušinimo skystis. Taip, teisingai, tai yra aušinimo skystis, bet jis turi savyje ir valymo savybių, ir aliuminio apsaugos savybių, ir taip pat tepimo savybių. Čia yra gumos vandens siurblėje, kurios antifrizas irgi apsaugo. Ir pilus naują antifrizą jūs įsitikinsit, kad pompa neleis, kokybiška pompa, pasikartosiu, neleis antifrizo ir tarnaus ilgai. Tai kad tikrai siūlau keisti visą komplektą. Tai vandens siurblį, įtempimo pagalbinius guolius ir taip pat naujus diržus. Daugelis servisų, kai atlieka diržo keitimą, suteikia garantiją 80 000, 60 000, priklausomai nuo gamintojo. Dėl ko, tarkim, sumažėja kilometražas. Tarkim, pirmas keitimas būna originalus, kai gamintojas siūlo pakeisti diržą po 120 000, yra kur ir po 180 dabar rašo. Tai čia yra, kai mašina išrieda iš gamyklos ir sekantis keitimas gali būti po 180 000. Kodėl antras keitimas rašomas yra žymiai mažesnis? Arba, tarkim, vieni servisai pagal autodatą renkasi tą kilometražą, bet kiti vis dėlto rašo mažesnį. Taigi teko pabendrauti su diržų ir guolių gamintojais. Priežastis yra ta, kad kai išrieda iš gamyklos, visas agregatas yra naujas. Tai yra variklio blokas, galva, visos tos vietos, kur tvirtinasi guoliai, visas aliuminis, viskas yra nauja. Dėl to ir gamintojai, ir diržų, ir patys automobilių gamintojai rašo tokį ilgą kilometražą. Sekantis diržo keitimas jau atliekamas, kai variklis buvo šaltas, kaito, temperatūrų kaita, kažkokie tai mikronai pasislenka. Dėl to jau šitie visi dalykai yra nauji, bet pats blokas, agregatas yra nenaujas. Dėl to diržo gamintojai jau prašo rašyti mažesnį kilometražą, kad ateityje neatsitiktų kažkokių tai bėdų, geriau pakeisti šiek tiek dažniau, bet važiuoti su ramia galva. Jeigu geras komplektas, servisas visada jums, tarkim, SKF komplektas, čia yra lipdukai,
čia užrašoma data, užrašomas kilometražas, kada keista ir galima dar užrašyti sekantį keitimą. Taigi gerai, kai yra toksai lipdukas, vieni po kapotu kliuoja, bet ten būna nusiplauna, tai iš tikrųjų geriau galima paimti saugiklių dangtelį, nuimti ir ant saugiklio dangtelio tiesiog priklijuoti, ten pastoviai sausai ir žinosit, kada sekantis keitimas. Dar rimtesni servisai išduoda knygutę savo, ten yra užrašyti, kokie guoliai pakeisti, įtempimo, pagalbinis, ten parazitinis, vandens siurblys, pavadinimai parašyti, reiškia vandens siurblio, koks komplektas diržas sudėtas, dabartinis kilometražas, sekantis kilometražas ir jums patiems yra paprasčiau, kadangi jūs žinot, kas sudėta, koks kilometražas tam dalykui yra skirtas. Tai va, tai kad tikrai nesiūlau taupyti ant pagrindinio diržo. Geriau pasirinkit geresnį komplektą, nevežkite į servisą savo, nebent ten tikrai geras jūsų pažįstamas servisas, senai jūs ten lankotės, žinot, kad jūsų neapgaus, nesakys, kad va, daugmaž savo atvežiai blogos detalės buvo, arba pas kažkokį meistrą keisitės, tai galbūt tada jo galima čia susitart kažkaip, kad bus vis dėlto garantija kažkokia. Bet jeigu vis dėlto atėjote į servisą, tai geriausia pasirinkti, kad servisas jums pasiūlytų savo detalės, savo darbus ir darytų viską servisas. Dėl to ateityje neturėsit problemų. Tai tiek apie pagrindinį diržą. Jeigu yra klausimų, rašykite komentarus. Iki.